Lietuva, Lietuva, tu mums šventa. 2010 Lietuvai pergalių metai. Prieš 20 metų Lietuva atkūrė nepriklausomybę, prieš 600 metų lietuviai padedami Lenkų sutriuškino kryžiuočių ordiną, o prieš 750 metų žemaičiai įveikė vokiečių ordiną. Šiems Lietuvos laimėjimams paminėti jau planuojami renginiai, kuriami logotipai, kviečiami svečiai. Kovo 11-osios renginių programa dar nėra galutinai patvirtinta, tačiau numatomi dviračių žygiai, juostos audimas, koncertas, iškilmingi posėdžiai ir kiti renginiai. Iš tikrųjų labai didelė yra programa sudaryta. Bus ir rašinių konkursas, ir bendruomenės, bus ir logotipas stengiamas sukurti, bus kviečiami svečiai, tie, kurie buvo. Ir pavyzdžiui, Martas Tarmakas, kuris dabar yra Estijos ambasadorius Portugalijoje, jau iš karto pats netgi paskambino, sako, ar bus kovo 11 minima. Taip, sako, bus minima, o jis tuo metu, būdamas Estijos fronto atstovas, kaip tik tai buvo kovo 11. Išvakarėse planuojam vyriausybės posėdį iškilmingą organizuoti vyriausybės rūmuose, galbūt kviečiant visus nepriklausomos Lietuvos po 90 metų ministrus pirmininkus. Na, kaip visada, Seime vyks renginių, prezidentė ruošiasi pagerbti nepriklausomybės signatarus, galvojame apie nacionalinį konkursą, be abejo, kovo 11 ketiname organizuoti ir koncertą. Nepriklausomybės atkūrimo signatarų klubas jau baigė rengti 2 dalių knygą apie aukščiausiosios tarybos veiklą 1990–1992 metais. Klubo prezidentė pabrėžė, kad ir valstybė šią progą nepriklausomybės atkūrimą privalo įamžinti ne tik minėjimu, bet ir išliekamąją vertę turinčių akcentų, pavyzdžiui, kovo 11-osios paminklu. Mes turim taip padaryti, kad tas 20-metis paliktų pėdą. Laikas labai greitai bėga, labai greitai kinta, bet kai mes ateisim po kurio laiko, būtų aišku, kad 20-mečio proga Lietuvos valstybei yra padaryta tas ir tas. Nes pinigai labai greitai pravalgomi, jie greitai dingsta ir mes paprastai sėdim prie suskilusios geldos. Liepos mėnuo lietuviams rodos buvo sėkmingas. 1260 metų Liepą laimėtas Durbės mūšis, o 1410-aisiais Žalgirio. Pastarojo 600-osiams minėjimo metinėms jau pradėta ruoštis. Vyriausybė prieš 3 savaitės patvirtino Žalgirio mūšio jubiliejaus renginių programą. Iki jų liko vos pusmetis, o padaryta dar nedaug. Vienas iš jau baigtų darbų – Žalgirio mūšio 600 metų jubiliejui sukurtas logotipas. Žalgirio mūšio jubiliejaus proga numatoma surengti mokslinę konferenciją, tarptautinės sporto žaidynes, sutvarkyti po visą Lietuvą išsibarsčiusius Žalgirio mūšio vado kunigaikščio Vytauto Didžiojo paminklus, išleisti jubiliejinį pašto ženklą, monetą, sudalyvauti renginiuose Grunvaldo lauke Lenkijoje, kur prieš 600 metų lietuvių ir lenkų kariuomenė sutriuškino kryžiuočius. Iš viso programai numatyta beveik 1,5 milijono litų. Pasiruošti spėsime, kadangi naujų didelių investicinių projektų tikrai nebus. Tai yra stengsime suktis iš to, ką turime. Režisierius Raimundas Banionis buvo užsibrėžęs ambicingą tikslą sukurti vaidybinį filmą Žalgiris geležies diena. Kelerius metus komanda tyrinėjo mūšio vietą, buvo parašytas scenarijus, beliko pradėti filmavimo darbus. Tačiau karpant valstybės išlaidas buvo nukirptos ir lėšos šiam filmui. Režisierius su visa komanda liko it musę kandę, tačiau rankų nenuleidžia. Scenarijus buvo taip surašytas, nes finalinė dalis yra mūšis. Taip pat į mūšį galima buvo praeitą vasarą nufilmuoti ir šiai vasarai jisai būtų, kaip atveju, sakykime, dokumentinis filmas, grinai, ten 20 minučių, 15-20 minučių būtų padarytas. Tačiau, mes, jeigu teisybė sakant, mes po šiai dienai net atsakymo oficialaus negavome į tą pasiūlymą. Yra nuspręsta, kad bus sukurtas dokumentinis filmas. Vien dėl tos priežasties, kad žinoma dokumentinio filmo sukūrimas yra ženkliai pigesnis dalykas nei vaidybinio filmo, ypatingai tokio ambicingo, kokio buvo sumanyta. Kultūros ministerija taip pat nepraranda vilties, kad vaidybinis filmas apie Žalgirio mūšį kada nors pasieks didžiuosius ekranus, o kol kas apsistojama ties valandos trukmės televizinio formato dokumentinio filmo kūrimu. Beje, konkursas šiam filmui sukurti dar nepaskelbtas, tačiau ministerija neabejoja, kad viskas bus spėta laiku. Reporterė Jurgita Gižaitė, Vilnius.